Labas rytas. Dabar 6:30 kviečiu žiūrėti žinias. Gražios naujos savaitės, o dabar nusikelkime į Panevėžį. Panevėžio regiono mokiniams moderni mokymosi priemonė. Inovatyviame hidroponiniame šiltnamyje jie galės patys auginti augalus, stebėti jų vystymąsi. Kiekvienas augalas socialinėme tinkle turės savo profilį, kuriame bus galima tiesiog stebėti jo augimą. Per savaitę užaugusi salota, be dirvožemio ir saulės šviesos. Skamba neįtikėtinai, tačiau hidroponinėme šiltnamyje augantiems augalams užtenka tik vandens. Tokią inovatyvią mokymosi priemonę jau netrukus galės išbandyti Panevėžio regiono moksleiviai. Jisai turi gan daug funkcijų, kurios leidžia augalus prižiūrėti autonomiškai, jutikliais, varikliais ir įvairiais prietaisais. Ir hidroponinis, tai reiškia, kad jam nereikia žemės auginti augalams, yra tiesiog šaknys mirksta vandenyje, kuris prisotintas įvairių medžiagų auginimui ir nuolatos matuojamas to vandens pH. Pasak vieno iš kūrėjų, naudodamiesi tokiu šiltnamiu, moksleiviai galės ne tik stebėti ir suprasti, kaip augalas auga nuo mažos sėklytės iki vaisius duodančio, bet ir susipažinti su visa hidroponinio šiltnamio veikimo sistema. Yra kamera, kuri fotografuoja kas porą minučių po kadrą ir sudeda automatiškai į 1 minutės maždaug filmuką, kuriame telpa visa para augalo augimo. Ir taip mes galim pamatyti, kaip tas augalas iš tiesų juda, kaip koks tikras gyvas organizmas, ko šiaip negalim suprasti taip lengvai. Ir tada netgi automatiškai patalpina į Facebooko ir YouTube'o platformas. Taip tariant, tas augalas turės netgi savo socialinių tinklų profilius. Biologijos mokytoja Virginija Juknienė sako, kad jau mokyklos suole labai svarbu išbandyti, kaip teoriškai aprašomos technologijos veikia realybėje. O tokį hidroponinį šiltnamį naudoti galės ir pradinių, ir vyresniųjų klasių mokiniai. Pastebėjom, kad mokiniai labai nepažįsta augalų. Tai yra tarsi tik priedas prie aplinkos. O šita priemonė suteiks galimybės filmuoti augalus, stebėti jų augimą. Mokytoja esu virš 30 metų. Be abejo, mes džiaugiamės iš pradžių tik mėgintuvėliais ir paprasčiausiomis priemonėmis klasėje. Nelabai tikėtina buvo, kad būtent suteikiama bus mokiniams tokia galimybė. Mokytoja neslepia, kad tokią įrangą įsigyti pačiai mokyklai per didelė prabanga. Tačiau tam pagelbėjo ir miesto verslas, investavęs į hidroponinio šiltnamio sukūrimą. Galbūt po 10-mečio, po 20-mečio mes kur nors kokiam The Economist arba New York Times perskaitysime žinutę, jog iš Panevėžio krašto kilęs jaunuolis yra sukūręs miestą tokių šiltnamių ir įsteigęs, tarkime, klimatui atšiauriose aplinkose. Lietuvoje turi gimti talentai, tai reikia tik tai suteikti erdvę, kur tiem talentam galima būtų prasiskleisti. Tokius šiltnamius galima įrengti tiek lauke, tiek vidaus patalpose. Augalai juose žaliuoja visais metų laikais. Pasaulyje keičiantis ūkininkavimo tendencijoms, hidroponika kaip inovatyvus ir tvarus augalų auginimo būdas vis dažniau naudojamas pažangiausiuose žemės ūkiuose. Turim vieno Amerikos lietuvio Roberto Kupso pavyzdį, tai šitas žinias pritaikytų ir užsienyje. Jam iš tiesų pavyko su komanda, atrodo, virš $100 milijonų investicijas sulaukti autonominių panašių šiltnamių, pomidorų ir kitų daržovių augalų auginimui Dubajaus dykumoje kažkur. Tai aš manau, kad su tom žiniom, kurios tikiuosi prasidės ir nuo šito šiltnamio, mokiniai galės kažką panašaus kurti tiek Lietuvoje, tiek ir ten, kur to dar labiau trūksta. Populiacijos augimas, klimato pokyčiai, vandens trūkumas ir prasta jo kokybė verčia ieškoti žemės ūkio alternatyvų. Viena jų būtent hidroponika, kuri pastaruoju metu pasaulyje pradeda vaidinti vis didesnį vaidmenį.